Štai, kadangi valdžia mums aiškina, jog priešas puls nenumaldomai, negailestingai, bet kurią dieną vis tiek reikės išeiti į gamtą ir ten atsilaikyti. Mes nežinom kiek dienų. Štai toks laužas. Indėnai jį iškasa žemėje peiliu, lietuviais vadinamas Dakota. Kadangi mes ne indėnai ir turim plytų, mes jį padarėm iš plytų virš žemės. Ant viršaus labai patogu padėti puodą. Ir kas svarbiausia, priešas nepamatys, nepastebės stovyklavietės iš lėktuvo. Tai va, visiems rekomenduoju. Gero poilsio gamtoje. Nu ir priešą nugalėsim. Už Lietuvą, vyrai.